Rausvaplaukis priklydėlis šuo Alšis netikėtai ir savanoriškai prisidėjęs prie Juodosios jūros link žirgais keliaujančių žygeivių, akimirksniu tapo visų numylėtiniu ir didžiausia žygio žvaigžde. Taikaus būdo, ištvermingas ir užsispyręs šuo su raiteliais ir jų žirgai savo kojomis kasdien įveikdavo numatytą kelionės atstumą, bent 100 kilometrų. Bet staiga dar išvakarėse pievoje žaidę su pelėmis, Alšis pasiligojo. Kasgi jam buvo, kol kas dar niekas ir nežino, bet jau paskutinė versija, tai yra galbūt nuo erkių užsikrėtė kažkuo, bet turime net ir lašelinę, taip kad aukščiausiam lygyje yra teikiama veterinarinė pagalba ir visi nuoširdžiai tikimės, kad jis vėl lydės raitelius, kada tik tai galės. Padėti Alšiui suskubo drauge su žygeiviais keliaujantis veterinaras Audrius Kučinskas. Veterinarijos mokslų daktaras suleido šuniui vaistų, prijungė lašinės aparatą ir priklydėlis pamažu sveiksta. Į Lietuvą trumpam grįžę žygio prie Juodosios jūros vadovas Vilniaus vicemeras Gintautas Babravičius įdėmiai seka, kas vyksta Ukrainoje, per kurią dabar keliauja raiteliai ir veterinaro automobilyje vežamas šuo. Istorinis žygis jau nebeįsivaizduojamas be Alšio, o raiteliai ir jų palydovai vis spėlioja, iš kur atsirado toks protingas ir savo elgesiu vis dar stebinantis šuo. Alšis netikėtai tapo nacionaliniu herojų ir šiandieną net išmačiau tokią versiją, kadangi prie Alšėnų jisai prie mūsų prisijungė, o anot legendos tarp Narvyriškių ir Alšėnų pilių yra kažkoks tai tunelis, tai galbūt jis yra net ir lietuviškos kilmės Alšis, kuris tuo tuneliu pasiekė Alšėnus ir prisijungė prie mūsų. O iš tikro tai toks labai smagus netikėtumas ir kai parvešime į Lietuvą, aš manau, kad Alšis bus pilnavertė televizinė žvaigždė ir galės duoti interviu ir pasakoti apie savo nutikimus. O kol kas svarbu, kad jisai kuo greičiau pasveiktų. Kai prijojus Baltarusijos ir Ukrainos pasienį Alšiui iš Lietuvos atkeliavo dokumentai, priklydėlis tapo visaverčiu žygio dalyviu. Jis buvo išmaudytas, paskiepytas, ištrintas kiščiu nuo blusų. Žygeiviai taip pamilo naująjį draugą, kad juokais ėmė peštis, kuris jį pasiims po kelionės. Vis dėlto visi supranta, jog Alšiui būtini žirgai, todėl priklydėlis greičiausiai atiteks tam, kuris augina žemaitukus. Reporterė Eglė Šilinskaitė.